Iš kur jūs žinot mano vardą? Aha, bet aš taigi nusisukęs stovėjau. O koks jūsų vardas, aš tai jūsų nepažįstu? Užtat aš ir esu žmogus, kurio niekas nepažįsta. Nesąmonė kažkokia. Vis tiek bent jau mama, tai jau tikrai pažįsta. Bet užtat aš viską žinau. Na, vieno dalyko aš nežinau. Bet čia ne tavo reikalas. Aš žinau net, kad tada tu, o ne Litas, žvėrį iškrėtė tą šposą su unitazu ir elektra. O gali šitų niekam nepasakot? Galiu. Nu, kadangi aš esu viską žinantis, tai gal tu nori ko nors paklausti manęs? Kad dabar taip niekas greitai neateina į galvą. O apie gyvenimo obuolį? O maloningasis ponė, jūs kažką žinote apie gyvenimo obuolį? Aš visą gyvenimą stengiuosi sužinoti, kas tai yra ir niekaip negaliu. Aš vis ieškau, net naktimis kartais nebėgu, galvoju, o mane vis nesupranta manęs niekas. Rėkia mane, sako, tu kvailyk, ką čia kalbė apie tą daržovę, nusišnekit, sako, mes tai primušim. Kas ten? Ten gyvenimo obuolys? Maloningusis ponė, palaukit. Ką tu čia? Taigi aš jau prabudau. Tai aš vis tiek vandens atsinešiu, negi neši atgal. Žvėrė, tik pasižiūrėk, ką jis čia pridarė. Kas čia per triukšmai? Ką tu vėl subinę pridirbai? Aha, visą laiką aš, tu pasižiūrėk į šitą. Visą naktį ant stalo išmiegojo su batais, turbūt ir apsimyžo bemiegodamas. Čia jis mane apipylė, aš nepasisiojau. Nieko aš nepasisiojau. Nieko! Bent jau paslėptum subinę. O, įdomus žodis, nagi žiūrėkim. Greitis daugiau kaip 100 kilometrų per Labas vakaras. Oi, tu šik kaip išgazdinai. Vakarus aš dėl to gyvenimo obuolio, kur praeitą kartą jūs nespėjot man papasakot. Tu užlipai ant mano grėblio. Kas čia dabar? Oi, atsiprašau. kuris tik ir laukia, kada dar sykį galės įvykti. Žiūrėk, kokius triušius rodo. Pažiūrėk, kaip greitai dulkinasi. Man būtinai reikia dar kartą užmigti. Ką sakei? Ne, nieko. Aš tau rodžiau savo naują paveikslą. Nu kada tu dar ir paveikslus tapai? Tapau? Labai gerai tapau. Kaip koks Einšteinas ar Pikasas. Pikasas. Jis nesmuikininkas buvo? Tada kaip Einšteinas. Nori pamatyti? Tai reikia ir žvėrį pakviesti, tas tai nusteps. O kur tu jį laikai? Ką, žvėrį? Paveikslą. Rūsy, savo dirbtuvėse. Varom pažiūrėti? Kai čia jau šuva kažkoks? Hiena! Kas tokia? Hiena! Nežinau, iš kur jos čia atsirado, bandžiau nuodyti, bet nieko neišėjo, teko priprasti. O praeitą savaitę nusileidžiu, į apačią žiūriu, vilkas tos nuodus ėda, atsivedėjęs kaip spyriau tam vilkui į subinę, tai kaukdamas išlėkė. O hienos greitesnės nepavėjau. Aš tau sakiau, kad vilkas. O tu iš kur čia tų vilkų tau vaidenasi, durniau. Rodyk tą savo paveikslą ir einam greičiau į viršų. Man čia baisiai nejauku. Va tas. Svajonės akis 3. Gerai, kad pirmų dviejų ir nematėm. Tu šitą paveikslą žadi vežti į galeriją? Žadu, nebe pirmas jau. Norit važiuoti kartu? Bet tilps tik vienas. Sėkmės jums ten! Pagaliau galėsiu ramiai nusnūsti.
pas namie likai ir nieko nepranešiai. Tai jie labai trumpam išvažiavo, gal bet kada grįžti. O Litas man sakė, kad į miestą važiuoja. O ką žvėris sakė? Sakė, kad jeigu ką nors sutepsim, tai tave tikrai sumuš. Bet mes jau atsargiai, ar ne? Aš juk sakiau, kad iki vestuvių mes nieko netepsim. Tai vesk mane po velnių. Šiandien aš negaliu. Būtinai turiu su kai kuo susitikti. Tai paimk mane nevedęs. Už ko tave paimt? Pradėk nuo čia. Priedainis. Oi, rūri, 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 ra. Rūri, rūri. Gerai. Oi, rūri, 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 ra. Nu, rūri, 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 rūri. Labai ačiū, važiuojam toliau. Kodėl turim šito šūdo klausytis? Kad nieko daugiau per radiją negroja. Gerai, kad aš savo pasiėmiau muzikos. Kieno namuose gyveni? Vėl tas su savo keverzonėm. Kas toks? Vitoldas. Visada pirmas atveža savo paveikslus į galeriją. Norėčiau spirti jam į kaklą. Spėsi. Dar viskas prieš akis. Nu, žalia dega. Ko tu žiūri, toj padangas pradursiu? Draugė, gal gali paduoti raktelius? Štai! O, psichas, nusinešė. Papasakosiu, kam nors įlūžim! Sakai, kad greit su manim pernegosi, o tai sakė jau prieš 3 mėnesius. Sakiau. O aš tau nekoks šaldytuvas, man meilės reikia. Daug meilės. Permiegosi su manim dabar. Bet aš kaip tik dabar norėjau vienas pamiegoti. Ką? Labą dieną. Čia aš Litas paveikslą atvežiau. Laba. Čia žvėris. Ir vėl pavėlavai. Paveikslą jau atvežė. Tai nieko, aš vis tiek galvojau, kad vietų nebus. Čia ir nebėr vietų. Kaip tai nebėra vietų? Va vieta, va kiek Aš vietų. pasakiau, vietų nėra. O jeigu aš jį čia pastatysiu, niekam nemašys. Aš pasakiau, vietų nėra. Dinkit iš šitą savo nesąmonę. Kodėl tu nesąmonė? Jums patiktų, jeigu mes jūsų stalą pradėtume spardyti? Dinkit iš čia, diletantai. Va kur talentas. Va kur menas. Jausmas ir grožis. Toks vyras. Toks menas.
Labą dieną. Čia vėl aš, gal galite atplaukti iš... Aš bijau vandens. Žinau, kad bijai, žinau. Gal galite paskubėti mano draugai, bet kada gali grįžti. Gal norėtumėt draugai arbatos? Aš nieko nenoriu. O aš norėčiau. Su jazminėliais. Berliukais ir šūdeliais. Pūkiai. Pukutė. Labą vakarą. Radau prie plento griuvy tarp šiukšlių. Čia ir adresas yra, ir autoriaus nuotrauka. Turbūt čia atnešiau.